Esu Danutė Jankauskaitė, šiuo metu esu motinystės atostogose, kuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Esu mėgėja ir deganti bėgimo entuziastė. Bėgime jau esu apie 2,5 metus. Esu bėgimo klubo narė. Šis klubas unikalus tuo, kad vienyje žmonės mėgėjus, vienyje namų šeimininkės, žmonės, kurie niekada nejudėjo, žmonės, kurie galbūt atrodo kitaip, sveria per daug ar per mažai. Tai tiesiog unikalus klubas to, kad kiekvieną motyvuoja. Net ir mažiausią savo pasiekimą mes skatiname žmonės dalintis klube. Nesvarbu, ar tu nubėgai 2 km per 10 minučių, ar 20, ar tu nuėjai tiesiog 1 ar 2 km, bet tu atsistok, pajudėk. Mes tiesiog sveikiname kiekvieną, kuris ateina ir kuris pradeda judėti. Džiaugiuosi tais momentais, kad galiu skirti pakankamai daug laiko sportui kartu su savo mažyle. Mes praleidžiame kasdieną 2 iki 4 valandų lauke. Stengiamės įveikti 6-7 km per valandą tokiu greičiu. Aš nebuvau anksčiau iš tų žmonių, kurie prijaustų sportui ir jį mylėtų ar mėgtų. Aš kažkada vaikščiojau į salę vien dėl to, kad reikia. Kad mada, kad reikia, kad kažkaip atrodyti. Dėl atrodymo tik tai. O būtent susidūrus su bėgimu, su lauko sportu, taip sakant, man atsidarė mintis, aš pamačiau šį pasaulį, aš supratau, kad tu gali gyventi gamtoje, kad tu gali praleisti daug laiko tiesiog su oru, su vėju. Aš visuomet patariu, panelės, imkite vežimą į rankas, negali bėgti, eik. Eik, prasieik, išvedink galvą, nežinau, mąstyk kažką, eidama, jeigu tiesiog pasinerk į gamtą ir visi atsakymai ateis iš tikrųjų. Tu, kuomet esi gamtoje, tu pasikrauni. Tau atsidaro visiškai kitos realijos, tu kitaip mąstai, tu kitaip suvoki. Bėkite, nes bėgimas išlaisvina. Išlaisvina nuo rutinos, nuo problemų, nuo tų nusistovėjusių standartų, kad tu mama, tu privalai daryti tą. Paimk vežimą, prasibėk. Tu mama, tu privalai būti laiminga. Laiminga mama yra laimingas vaikas. Mano pozityvumo moto yra carpe diem, kas išvertus iš lotynų kalbos reiškia naudokis progą, paimk tą dieną, naudokis momentu.